Šiandien kalbėsime apie skaičiuoklės langelių koordinates. Ir pamokos pabaigoje jūs jau žinosite, kas yra santykinės koordinatės, kas yra absoliučiosios koordinatės ir kuom jos skiriasi. Taigi grįžkime prie praėjusios pamokos užduoties. Geltonai nuspalvintose langeliuose jūs rašėte formulės, nurodėte, iš kur paimti kokius skaičius ir ranka įrašėte kitus duotus skaičius. Tai šiuo atveju B3 reiškia, kad skaičiuojant imama reikšmė esanti B stulpelio ir trečios eilutės susikirtimo langelyje. Taip pateiktos koordinatės yra vadinamos santykinėmis. Santykinės koordinatės. Ir kai įvedam santykinės koordinatės, pavyzdžiui, taikėt formulę ir ją kopijuojat, tai tas santykinės koordinatės yra paprasta kopijuoti, nes koordinatės automatiškai pasislenka ta kryptimi, kuria yra kopijuojama. Šitoje vietoje yra B3 langelio reikšmė, kitoje eilutėje B4, atkreipkite dėmesį į formulės eilutės, B5, B6 ir taip toliau. Tai sužinojom patį pirmąjį terminą ir šitame pavyzdyje jūs matot koordinates, kurios reiškia stulpelio ir eilutės skaičiaus sankirtą. Grįžkime prie kito pavyzdžio. Sakykime, mums reikia apskaičiuoti garso greitį ore. Yra duotas skaičius E pirmame langelyje 340. Jūs galite taikyti formulės įvedimo principą lygiai tokį patį kaip ir praėjusioje pamokoje, tiesiog įrašyti ranka formulę ir ją kopijuoti. Viskas yra tvarkoje. Tačiau jeigu lentelė bus didesnė arba jūs turėsite daugiau užduočių, kada jums reikia pakeisti, sakykime, tik vieną skaičių arba vieną žodį, tada jau jūs turite reikalų perdaryti vėl visas savo formulės ir visus skaičiavimus. Aš pademonstravau vieną formulės užrašymo būdą. Formulės užrašymo būdas gali būti ir kitoks. Pavyzdžiui, mes galime pradėti rašyti formulę ir spausdami skaičių, nurodydami skaičiuoklį, kad šitą skaičių dalinsime iš snaigės greičio. Spaudžiu Enter. Gavau lygiai taip pat tokį pat atsakymą, kaip buvo prieš tai. Tačiau, jeigu aš dabar norėsiu kopijuoti, kopijuojam, jau šitoje vietoje aš gaunu nulius. Ką tai reiškia? Žiūriu, ką turiu formulėje. Formulėje turiu santykinės koordinatės. Kaip ir minėjau prieš tai pavyzdyje, jos kopijuojasi ta kryptimi, jos lenkasi tą kryptimi, kurią kopijuojam. Žiūrime, kas šitame langelėje yra ne taip, įlipu į savo formulę, pėsčiojo greitį paėmė gerai, tačiau 340 jau pabėgo, pasislinko. Ir analogiška situacija yra kituose langeliuose. Vadinasi, ši formulė yra netinkama. Tai šitoj vietoj mums reikia absoliučiųjų koordinačių. Kuo skiriasi absoliučiosios koordinatės nuo santykinių? Absoliučiosiose koordinatėse atsiranda dolerio ženkliukas prieš stulpelį, prieš stulpelio raidę ir prieš eilutės numerį. Tai dabar jūs galite vėlgi rašyti dar keliais būdais formulę. Jūs galite ranka įvesti koordinatę, nepamirštam dolerio ženklo, dalinam, na gerai, tęskime B3 ir dabar kopijuoti. Matom dolerio ženkliukus, kopijuojam. Pasitikrinam, visur yra reikšmė 340 iš šito langelio. Jeigu aš čia pakeisiu skaičiuką,
skaičiai keičiasi ir visoje lentelėje, kur taikėme formulę. Kitas būdas taikyti, kad nereikėtų rašyti ranka ar galvoti. Pradėjus formulę, spaudžiam ant koordinatės ir tada grįžtam į redagavimą ir užsidedam doleriuko ženklus ir tada vėlgi gavę atsakymą galime kopijuoti. Na, kodėl man čia išsimeta? Neduoda. Va, pagavau ir kopijuoju. Dar vienas būdas yra parašyti absoliučiasias koordinates. Tai kada aš paspaudžiu ant šito langelio, klaviatūroje yra mygtukas F4. Tai paspaudžiu ant F4, automatiškai uždeda doleriuko ženklus, tada padalinu ir jau galiu skaičiuoti. Ir spaudžiu kopijavimo mygtuką. Tai šiuo atveju jūs pamatėte keletą absoliučiųjų koordinačių užrašymo būdų. Tai yra visiškai nesvarbu, kaip jūs rašysite, svarbu, kad absoliučiosiose koordinatėse prieš stulpelio raidę ir eilutės numerį būtų dolerio ženkliukas. Na ir kaip man jau čia suskaičiavom, kaip sakiau, jeigu norėsiu apskaičiuoti garso greitį vandenyje, tai šitoje lentelėje pakeičiu vieną žodį vietoj ore vandenyje ir įrašau skaičius ir mano formulė susitvarkė. Tai tiek, kaip minėjau, šiandien santykinės koordinatės ir absoliučiosios koordinatės, tai ką reiškia dolerio ženklai, jūs jau suprantate, o dabar sėkmės atliekant praktines užduotis.